Ar žinote, kas yra vienintelė Lietuvoje ir viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse? Taip, tai popieriaus ir medžio pramonės įmonių grupė Grigiškis, kuri yra tikras popieriaus ir medžio pasaulis. Žodis pasaulis lotyniškai reiškia geo. Grigiškių popieriaus pasaulio pradžia siekia dar XIX amžių, kai 1823 metais Kučkuriškių manufaktūroje pirmą kartą Lietuvoje buvo pradėtas gaminti popierius. Akcinės bendrovės Klaipėdos kartonas istorijos pradžia 1898. Klaipėdoje pradėta gaminti celiuliozė, o vėliau žaliava pakuotei kartonas. 1923. Akcinės bendrovės Grigiškės fabriko istorijos pradžia. Gabus mechanikas Grigas Kurecas čia pastatė pirmą kartono fabriką, aplink kurį ir įsikūrė Grigiškių gyvenvietė. 1964. Grigiškėse buvo pastatytas pirmasis Baltijos šalyse kietųjų medienos plaušo plokščių gamybos cechas, praplėtęs įmonių grupės veiklą į medžio apdirbimo pramonę. Ar atsimenate laiką, kai laikraštis turėjo ir daugiau funkcijų? Ši mada baigėsi 1965-aisiais, kai Grigiškių fabrikas pradėjo gaminti higieninį popierių. 1970-ieji Kučkuriškių fabrikas, pavadintas Naujosios Vilnios kartono cechu, pradėjo gaminti įvairius gofruotojo kartono gaminius. Prekės ženklo Grite pradžia siekia 1996-uosius, kuomet Lietuvos parduotuvių lentynose pirkėjai išvydo iš to laikmečio konteksto išsiskiriančias tualetinio popieriaus pakuotes. Grigiškių grupės įmonės skaičiuoja beveik 200 metų istoriją, o pastarasis laikotarpis pasižymėjo dar vienu intensyviu vystymosi ir tarptautinės plėtros etapu. Į įrangą ir gamybos sprendimų modernizavimą nuolat sėkmingai investuojanti įmonių grupė apima beveik pilną medžio ir popieriaus komponentų apdirbimo ciklą, gamybos procese išgaudama aukštesnės pridėtinės vertės produktus – higieninį popierių, pakavimo popierių, korinį užpildą, gofruotą kartoną ir pakuotę, kietąsias medienos plaušo plokštes. Visi šie produktai gaminami tausojant resursus, patiems apsirūpinant biokuru, taupant elektros energiją, superkant ir perdirbant makulatūrą, atsodinant miškus, investuojant į vandens valymo įrenginius. Grigiškis yra ne tik Lietuvos verslo, bet ir lietuviškosios vertybinių popierių biržos veteranė. Bendrovės akcijomis prekiaujama Nasdaq OMX akcijų biržoje, o akcijų kaina pastaraisiais metais nuolat kyla. Visą produkciją įmonių grupė akcinė bendrovė Grigiškis eksportuoja į daugiau kaip 20 šalių. Iš Grigiškių į pasaulį. 2015. Grigiškių įmonių grupė, tapusi pasaulio rinkos dalimi, keičia pavadinimą ir tampa Grigeo. Mums patinka tai, ką darome. Įmonių grupė Grigeo.